Labas rytas, mielieji. Džiugu, jog besiruošdami pažymėti lapkričio 1-ąją nusprendėte sužinoti, kas naujo įvyko akademinio ir studentiško pasaulio padangėje. O šiandien čia itin daug linksmų ir nuotaikingų naujienų. Dar nesuspėjus pradėti nuobodžiauti, pranešu, jog jau vos už keleto minučių matysite akimirkas iš Tarptautinės ergoterapeutų dienos uostamiestyje. Sužinosite, kodėl moksleiviai rinkosi į Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumą ir išvysite jau paskutinę studentiško spalio diskusiją. Tad skubam pradėti. Vilniuje Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis. Universitetų rektoriai diskutavo, kaip naujai klasifikuoti studijų kryptis ir dėl minimalaus konkursinio balo nustatymo. Nutarta jau buvo dar praeitam posėdį, kad taip, minimali riba, minimalus balas bus. Vis tiek absoliučiai 100% visi negali į universitetus ateiti. Tai vienas. O antras, kokio jo reikia? Tai čia tikrai reikia nepadaryti klaidų. Reikia gilios analizės, todėl trečioji konferencijoje grįšim vėl prie to klausimų. Kokybė yra platesnė sąvoka ir vien minimaliu balu tos kokybės nepakeis. Posėdžio metu pristatytas naujai rengiamas studijų klasifikatorius, kuris numato didesnį nei dabartinį studijų tarpkryptiškumą ir tarpsritiškumą. Priimtas sprendimas, kad aukštosios mokyklos turėtų įsivesti minimalų balą stojantiesiems. LURK studijų komitetas turės įvertinti visus siūlymus ir pastabas dėl konkursinio balo nustatymo. Jau kitą savaitę Klaipėdos universiteto socialinio darbo katedra minės savo veiklos jubiliejų. Kviečiu pažiūrėti trumpą renginio anonsą. Socialinio darbo katedra šiemet švenčia savo 20-metį. Maloniai kviečiame visus dėstytojus, praktikus, studentus į tą progą organizuojamą šventinę mokslinę konferenciją, kuri vyks lapkričio 6 dieną Mažojoje Auloje. Konferencijos pradžia 9 val. Vyks praktikos įstaigų mugė, taip pat dalyvių registracija. 10 val. Konferencijos dalyvių pranešimai, o 3 val. Socialinių darbuotojų diskusijų klubas rengia prisiminimų vakarą. Laukiame visų atvykstant. Socialinio darbo specialybė spinduliuoja meilę ir viltimi. Todėl studentai nori padėkoti už galimybę keliauti. O mes norime tarti ačiū už tikėjimą studentu ir nepakartojamą humoro jausmą. O mes norime padėkoti už patirtį. Aš noriu pasveikinti visą universiteto socialinio darbo katedrą ir visus jos darbuotojus. Sveikinu ir ačiū. Ir taip pat dėkojame už nuoširdų bendravimą. Ir bendradarbiavimą. Už dėstytojų jaunatviškumą. Aš noriu taip pat pasveikinti katedrą, jos darbuotojus, nes ši katedra suteikia Klaipėdos universitetui savitumą, svarbos. Kartu su visais šiais studentais mes norime pasakyti, kad esame labai laimingi, kad ši katedra yra čia. Visiems katedros darbuotojams, jos vadovams noriu pasakyti, kad per šiuos metus jūs padarėte nuostabų darbą. Ačiū Jums. Mūsų draugai, asociacija Mano miestas Klaipėda pirmosios sueigos metu kvietė uostamiesčio studentus ir kitus aktyvius jaunuolius prisijungti prie organizacijos veiklos. Mūsų komanda domėjosi, kodėl verta prisijungti prie šios organizacijos. Išsamiau Henrikos parengtame reportaže. Tautinių kultūrų centre įvyko asociacijos Mano miestas Klaipėda sueiga. Renginio metu buvo pristatyta asociacijos veikla, o visi besirūpinantys miesto ateitimi pakviesti prisijungti prie MMK veiklos. Ypač laukiama aktyvių jaunuolių, nuo kurių priklauso uostamiesčio ateitis. Asociacijos prezidentė Virginija Beliauskinė teigia, kad jaunimas nori įsitraukti į asociacijos veiklą. Galvojau, kad neturime rezultatų kažkokios galbūt apklausos arba amžiaus vidurkio, tą reikėtų padaryti. Bet jaunimo pas mus tikrai daug ir kaip šiandien matėt, ypač verslo grupėje, kurie labai įdomiai dirba, yra nepaprastai daug puikaus jaunimo. Aš labai tuo džiaugiuosi. Prie asociacijos Mano miestas Klaipėda prisijungė ir akademinės bendruomenės nariai. Na, mes tarp kitko ir su universitetu turime bendradarbiavimo sutartį ir kviečiame ir universiteto studentus būti mūsų nariais.
Asociacijos prezidentė sako, kad kritikuoti yra labai lengva, kur kas sunkiau yra veikti bendro tikslo labui. Jos nuomonė, asociacija yra tinkama niša kelti miestui aktualias problemas ir jas spręsti. Pašnekovai į asociacijos ateitį žiūri optimistiškai. Planuojama nuveikti dar ne vieną miestui svarbų darbą, praslystantį pro valdžios akis. Klaipėda yra nuostabus miestas, o norint uostamiestį pagerinti, svarbiausia aktyvumas tiek eilinių piliečių, tiek politikų, sako pirmasis asociacijos prezidentas Kazys Paulikas. Jis vilėsi, kad ateityje asociacija apjungs daug nevyriausybinių organizacijų, o jos veiklą įsijungs daugiau aktyvių žmonių, kurie savo užsidegimu užkrės kitus. Visuomenė mumis tiki šiandieną, mumis tiki net valdžia. Nes mus kviečia, kaip girdėjote, ir nevyriausybinių, ta prasme, kad visuomeninių organizacijų patariamuoju balsu mus kviečia diskusijas. Tai yra labai svarbu. Artimiausias asociacijos Mano miestas Klaipėda renginys – lapų grėbimo akcija Danės skvere, įvyksianti lapkričio 8 dieną. Prie šios akcijos kviečiami prisidėti visi norintys. Manoma, jog filosofijos mokslas šiandien nėra itin patrauklus ir įdomus, tačiau anaiptol taip nėra. Geriausi filmai kuriami kartu su filosofais, pastarieji nuolat kviečiami į įvairiausias pokalbių laidas, o jų įžvalgomis remiasi ne tik žurnalistai. Mūsų komanda nusprendė pasidomėti, kuo šiandien patrauklus filosofijos mokslas ir kas yra Platono akademija. Ne tik filosofijos studijų, tačiau ir pačios filosofijos aktualumas šiuolaikinėme pasaulyje vis mažėja. Tad laidos Universitetai LT kūrybinė komanda nusprendė pasidomėti, kuo šiandien filosofija svarbi jaunam žmogui. Klaipėdos universiteto dėstytojas, docentas daktaras Tomas Kiauka įžvelgia šiuolaikinio jaunimo skirtingumą, tačiau pripažįsta, kad dalis jaunimo iš tiesų skiria mažai dėmesio filosofijai ir dėl to kaltas ne tik pats jaunimas. Tas jaunas žmogus iš tikrųjų darosi iš daugiskaitos į tokį vienaskaitinį subjektą, kuris iš tikrųjų yra uzurpuotas įvairiausių technologijų, žaidimų, tokio, sakykime, kartais ir neprasmingo šlamšto ir tokie dalykai kaip filosofija, jiem atrodo tolimi, nuobodus ir nesvarbus. Tai kaltė, žinoma, ne vien to jauno žmogaus, bet ir tos aplinkos, tėvų, mokyklos ir, ko gero, ir dėstytojų, kurie nesugeba parodyti, kuo ta filosofija iš tikrųjų aktuali. Filosofija moko mąstyti, suprasti bei atsakyti už savo veiksmus. Galiausiai filosofija docento daktaro Tomo Kiaukos teigimu yra sąmoningo gyvenimo pagrindas. Mes galim gyventi kaip aukos, valdomi kitų ir nesuprasti, kad esame manipuliuojami, nukreipiami ir mūsų norai yra mum įprojektuojami ir taip toliau. Ir mes galim kažkiek siekti savarankiškumo, kažkiek ieškoti savęs kaip žmogaus, kaip individo. Vėlgi tai vyksta per mąstymą, tai nebūtina tapti filosofu tą klasikinę prasme, kad ten reikia išmanyti puikiai Platoną, Kantą, Hegelį ar dar kažką. Klaipėdos universiteto filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėjos profesorės daktarės Dalios Marijos Stančienės teigimu, filosofija jaunam žmogui padeda tikslingiau ieškoti savo gyvenimo kelio. Norėčiau paskaityti, kaip vienas studentas paklaustas 3 kurso Vilniaus universiteto, kodėl jis pasirinko filosofiją. Tai jis taip atsakė: filosofija mane užbūrė mąstymo platumu, tolerancija diskusijoms, kuriuose gimsta tiesa. Tai buvo tarsi prieglobstis, tyrumo vieta, kur iš tikrųjų ištirpsta visuomenės sluoksniai, kur galioja logikos taisyklės. Intelektu ir protiniam galiom gali išgvildenti problemą, surasti tiesą. Man ten buvo taip tyra gražu, labai patiko, supratau, kad tai labai padeda susiformuoti pasaulėžiūrai, o augančiam organizmui labai to reikia. Filosofija yra puikus požiūrio į pasaulį formavimosi pagrindas. Matot, jaunas žmogus 3 kurse ir kaip jis jau gražiai išreiškė, kodėl jis pasirinko filosofiją. Nebijoti pažinti filosofijos gelmes kviečia Ūkana, Klaipėdos universiteto kultūros ir medijų filosofijos studentė, kurios teigimu filosofija ugdo kritinį mąstymą. Man asmeniškai filosofija suteikia gal didesnį kritinį požiūrį tam tikrus įvykius, kurie vyksta tiek pasaulyje, tiek žiniasklaidoje, mene ar bet kokioje kitoje sferoje.
Tiesiog mokydamasi filosofijos aš pradėjau gal giliau pažinti tam tikrus dalykus, apie kuriuos gal anksčiau nepagalvojau ir tiesiog giliau juos suprasti. Klaipėdos universitetas yra terpė, kurioje filosofijai skiriama nemažai dėmesio. Čia ne tik studentai gali įgyti filosofijos bakalauro laipsnį, bet net ir moksleiviai kviečiami susipažinti su filosofija Platono akademijoje. Plačiau apie ją galite sužinoti žemiau pateiktoje nuorodoje. O dabar trumpa pauzė. Susitiksime po reklamos. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Šią savaitę pirmadienis buvo ypatingas. Ar žinote kuo? Ne, tai nebloga diena reiškianti, kad jums vėl reikia eiti kažkur, ar diena pranašaujanti atostogų pradžią. Spalio 27-oji visame pasaulyje yra skirta ergoterapeutams. Klaipėdos universiteto ergoterapeutai šią dieną nusprendė pažymėti netradiciškai, kaip Aistės parengtame reportaže. Ergoterapeutas – terminas, kurį vis dažniau galima išgirsti ir Lietuvos padangėje. Europoje ši specialybė gyvuoja jau virš 40 metų, na, o Lietuvoje pirmieji ergoterapeutai darbą pradėjo prieš 16 metų. Ir nors pasaulyje ergoterapeuto profesija yra pakankamai žinoma, tarptautinis ergoterapijos dienos minėjimas pradėtas vos prieš 4 metus, 2010 metais. Tarptautinės dienos minėjimais norima atkreipti dėmesį į šios specialybės svarbą ir supažindinti žmonės su ergoterapeuto specialybės profiliu. Kai kuriuose šalyse ir kaip ir Lietuvoje dar daug kas nežino, kas tas yra ergoterapeutas, ką jisai daro ir įstaigų vadovai dažnai duoda kitą darbą, jeigu ir turi tokį, turi įsteigę etatą ergoterapeuto, jie nežino, ką tas ergoterapeutas turi daryti. Todėl mes nusprendėm šiais metais, kad Klaipėdos universiteto studentai ir dėstytojai eiti gatves ir šaukti apie ergoterapiją ir būtent sukelti triukšmą ir sukelti su būgneliais, kad atkreipdėmėsi į šitą tokią tikrai reikalingą specialybę. Pirmą kartą Klaipėdoje organizuojamas tarptautinės ergoterapijos dienos minėjimas vyko miesto centre, Atgimimo aikštėje. Renginio vieta pasirinkta taip, jog akcija pamatytų kuo daugiau su universitetu nesusijusių žmonių, kadangi anksčiau minėjimai vykdavo universiteto bendruomenės viduje. Organizatoriai stengiasi kuo labiau įtraukti visuomenės narius į informacinę akciją. Šiandien susirinkę yra Klaipėdos universiteto ergoterapijos studentai, 1., 2., 3., 4. kursas. Taip pat yra atvažiavę neįgalūs vaikai iš Klaipėdos Svetličiok mokyklos, taip pat dėstytojai. Ir po renginio visi rinksimės universitete, turėsim popietę, gersim arbatą. Renginio metu buvo skaitamas Lietuvos ergoterapeutų draugijos pirmininkės docentės daktarės Giedrės Kavaliauskienės sveikinimas. Gerą nuotaiką skleidė Grok studijos atstovas, mokęs dalyvius mušti būgnus. Į programą apdairiai buvo įterptos kelios terapijos rūšys. Muzikos terapijos priemonės, gyvas žodis, tikėjimas savimi, studentų tikėjimas, kad šita specialybė reikalinga. Prisijungė ir, matėte, organizacijos reabilitacijos viena klinika, kiti atėjo be atributikos, bet tiesiog jau dirbantys savo įstaigos ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, patys neįgalieji iš kitų organizacijų, kurie jau jaučia ergoterapeuto naudą. Studentas Kazys, pats turintis negalią, nusprendė studijuoti ergoterapiją ir padėti panašiems į save, bei pakeisti dabar visuomenėje sklandančią nuomonę apie ergoterapeutus, kaip galinčius dirbti tik masažistais. Taip pat Kazys siekia, kad universitetas būtų labiau adaptuotas neįgaliesiems. Tiesą pasakius, stojau šitą specialybę netgi gerai nežinodamas aš jos. O įstojus ties maždaug 1. kurso pabaigą pajutau, kad tai tikrai mano yra. Čia yra pagalba neįgaliesiems. Pats būdamas neįgalus, turėdamas 15% tik darbingumą. Ir supratau, kaip galiu padėti kitiem su panašia negalia, aš asmeniškai pats su regėjimo negalia itin stipria. Tai supratęs, kaip galėdamas padėti su šita specialybė kitiem, aš tikrai matau tikslą ir norėčiau dirbti šį darbą, netgi pabaigęs tikrai. Svarbu indėlį į ergoterapijos plėtrą Lietuvoje įdėjo užsienio specialistai, kurie ir dabar nuolat konsultuoja, veda seminarus, skaito pranešimus Lietuvoje rengiamose konferencijose.
Klaipėdos universiteto studentų sąjunga spalį paskelbė studentiškų ir kiekvieną šio mėnesio pirmadienį kvietė jaunimą diskutuoti jiems aktualiomis temomis. Šį kartą lankėmės jau paskutinėje studentiškoje diskusijoje ir mėginome suprasti, kaip studentas gali keisti savo studijų kokybę. Išsamiau Modestos parengtame reportaže. Šaltą spalio pirmadienį studentai buvo kviečiami į trečiąją ir jau paskutinę Klaipėdos universiteto studentų sąjungos diskusiją. Šį pirmadienį buvo skirta studento indėliui į studijas. Klaipėdos universiteto studentų sąjungai tokių netradicinių renginių idėja kilo itin spontaniškai. Gabijos Rakauskaitės teigimu, renginių ciklas buvo vykęs. Kiekvieną spalio pirmadienį kavinė būdavo sausakimša studentų, o diskusijos temos ir moderatoriai stebino išradingumu. Mes su prezidente, mūsų komandos susirinkome į eilinį savaitės susirinkimą ir tiesiog idėja buvo Evelinos, mūsų prezidentės, o gal davai padarom kažką įdomaus, kažką kitokio. Ir jinai pasiūlė akademinės temas. Akademinės temas iš pradžių galvojam apie Erasmus, kažkaip angliškai ar dar kažką, kad įtraukti daugiau žmonių, bet nusprendėm kalbėti apie studijų kokybę, apie dėstytojus, tai kas būtų aktualu visiems studentams, visiems mūsų studentams, galbūt ir visos Klaipėdos studentams. Iki šiol buvo diskutuota apie dėstymo metodus ir kokybės Klaipėdos universiteto dėstytoja daktarė Rosita Vaičiulė ir buvusi Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Dainiumi Dikšaičiu apie universitetų ir studentų mutacijas. Paskutinis susitikimas paskirtas studento įtakos studijų kokybei klausimui. Mes kalbame, kad čia blogai, kad man kažkas nepatinka, tai galbūt mes pasisemsim šiandien idėjų, kaip mes galėtume tai pakeisti, kaip mes galėtume daryti įtaką studijų kokybei, kad galėtume sakyti, aš studijuoju kokybiškame universitete. Vygintas Eidėnas primena, kad studentas yra pagrindinis paslaugos vartotojas aukštojo mokslo procese. Didžiąją dalį laiko šiaip universitete, tarkim, konkrečiai Klaipėdos universitete ar kituose universitetuose, studentas vis tiek su dėstytoju bendrauja tam tikromis taisyklėmis, tam tikro formalume ir panašiai. O tokiuose vakaruose, kuomet studentai gali tarpusai pabendrauti rimtom temom neformaliai, yra labai svarbu. Ir šiaip iš tiesų apskritai per visą Lietuvą, imant ir žiūrint pavyzdžių tokių, kuomet tokiom rimtesnėm temom kaip studijų kokybė arba kaip keičiasi aukštasis mokslas apskritai Lietuvoje per tam tikrą laikotarpį, yra labai mažai tokių renginių. Tai sveikintina tikrai labai ir tik tai prieki. Diskusijoje dalyvavo ir dainininkas Vilius Tarasovas. Jo nuomonė, iš universiteto reikia pasimti kiek galima daugiau. Mokate milžiniškus pinigus už savo mokslus, investuojate, tai griebkite tą jautį iš kartų žagų ir pasisemkite tikrai didelį bagažą, kad jums gyvenime tikrai praverstų jisai. Organizatoriai tikisi, kad šis renginys taps tradiciniu ir kasmet suburs dar didesnį būrį akademinio jaunimo rimtoms diskusijoms prie kavos. Būsimieji studentai buvo kviečiami į tradicinį Lietuvos moksleivių sąjungos renginį Rudens forumą. Ką jie ten veikė ir kokiu tikslu būriavosi uostamiestyje, domėjosi mūsų reporterė Raminta. Uostamiesčio moksleiviai rudenį vainikuoja kasmetiniu renginiu Rudens forumas 2014. Šiandien išsiaiškinsime, kuo šis renginys yra naudingas moksleiviams. Rudens forumas tai yra kasmetinis mūsų narių padalinių susirinkimas, kuriame atvyksta nauji savanoriai. Organizacija atėjo savaitę, 2 ar 3 ir jie atvažiuoja čia išmokti naujų dalykų, sužinoti, kur jie atėjo, ką jie turi daryti, sužinoti, kaip turi daryti. Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė Laura Masiliauskaitė sako, kad veikla Lietuvos moksleivių sąjungoje jaunimui atneša itin daug naudos. Renginiai moksleiviams yra naudingi viskom. Mes čia gauname labai daug patirties, susirandame draugų iš visos Lietuvos, keliame savo kompetencijas, bendraujame ir įsivežame pačius geriausius įspūdžius. Surengti tokio masto renginį nėra lengva. Mat Lietuvos moksleivių sąjunga sudaro 26 miestų moksleiviai, o iš viso jų yra net apie 20 000. Suburti į vieną vietą stipriausius jų ėmėsi Klaipėdos ir Palangos padaliniai. Visų pirma, tai labai sulipdo komandą. Labai. Mes tampam žymiai stipresni, žymiai artimesni, kadangi čia organizavo 2 miestai, dar radom daug naujų draugų ir daug naujų kaip ir bendradarbių, naujų pažinčių. O sekas, tai yra be abejo sunkus darbas, bet ir labai smagus, todėl kad visa tai, ką mes padarėm, dabar jau tai prasidėjo ir mes matysim viską, ką mes čia sukūrėm, dabar per 3 dienas išdėstyti.
Rudens forumas truko 3 dienas. Penktadienį vyko trumpos paskaitos apie savanorystę ir motyvaciją. Šeštadienį moksleiviai dirbo grupėse, kuriuose aiškinosi, kaip dėrėtų planuoti savo laiką, organizuoti renginius bei darbus ar tinkamai komunikuoti grupėse. Atskirose temose moksleiviai gilino savo žinias. Sekmadienį buvo plėtojama keletas moksleiviams aktualių temų. Vakarais vykdavo socializacijos. Į forumą sugužėjo moksleiviai iš skirtingų Lietuvos miestų. Čia jie turėjo progą susipažinti su savo kolegomis. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas džiaugiasi tokiu aktyviu jaunimu. Tai yra veržlus, emocingi, labai geranoriški, nuoširdus, nebijantis improvizuoti, nebijantis iššūkių, tolerantiški ir labai tokie savo miesto patriotai, mylintys savo miestą. Lietuvos moksleivių sąjungos pirmininkas Antanas Mikalauskas sako, kad tokiose organizacijose svarbiausia yra gera komanda ir pozityvus požiūris. Aš manau, reikia linkėti drąsos, kaip ir sakiau, atvirumo savo ir atvirumo organizacijai ir atsakomybės už tai, kur tu esi ir ką tu turi daryti. Atsakomybė pačiam savo, atsakomybė organizacijai, kurią atėjai. Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumo dalyviai džiaugiasi vykusiu renginiu. Iš tiesų labai ilgai galvojau apie tai, ką galėčiau įnešti į Lietuvos moksleivių sąjungą. Na, o forumams, manau, nieko netrūksta, nes čia yra begalės patirties, begalės žinių suteikiamų moksleiviams ir esame labai dėkingi už tai, kad būtent mes turime tokias galimybės čia dalyvauti. Tradiciškai kitas Lietuvos moksleivių sąjungos forumas vyks žiemą, gruodžio mėnesį. Deja, tai buvo viskas, ką mes jums buvome paruošę per šią savaitę. Jei naujienų jums buvo maža, siūlau nenusiminti, o pamėgti mus Facebook'e arba dar kartą pažiūrėti laidą. Ją rasite internete adresu www.tv3play.lt ir mūsų YouTube paskyroje. Na, o eteryje dar kartą pasirodysime pirmadienį 9:25 per TV6. Tik nesušalkit, nes kitą šeštadienį vėl susitiksime su dar daugiau naujienų. Iki!